Nikolajus Nosavas. Nežiniuko ir jo draugų nuotykiai. Iš rusų kalbos vertė Kazys Boruta. Įgarsino Katerina Zerskaitė. 7 skyrius. Pasiruošimas kelioniai. Kitą rytą Žinius anksčiau prikėlė savo draugus. Visi pabudo ir ėmė ruoštis kelioniai. Sraigtelis ir varžtelis apsivilko savo odines striukes. Medžiotojas Pulkis apsiavė savo mėgstamus odinius batus. Tų batų aulai buvo aukščiau kelių ir viršuje buvo užsegami sagtimis. Tokie batai buvo labai patogus kelioniai. Skubriukas apsivilko savo kostiumą Žaibas. Apie tą kostiumą dera smulkiau papasakoti. Skubriukas, kuris visada skubėdavo ir nemėgdavo gaišti veltui laiko, sugalvojo savo specialų kostiumą, kuriame nebuvo nė vienos sagos. Visiems žinoma, kad apsirengiant ir nusirengiant daugiausia laiko sugaištama užsegioti ir atsegioti sagoms. Skubriuko kostiume nebuvo atskirai marškinių ir kelnių, jie buvo sujungti į vieną drabužį, kombinezono pavyzdžiui. Tas kombinezonas buvo viena saga užsegamas viršuje, pakaušyje. Reikėjo tik tai atsekti tą sagą ir visas kostiumas nežinia kaip nusmukdavo nuo pečių ir kaip žaibas nukrisdavo prie kojų. Storulis Spurgutis apsivilko savo geriausią kostiumą. Spurgutis kostiume labiausiai vertino kišenes. Juo daugiau buvo kišenių, juo geresnis buvo kostiumas. Geriausias jo kostiumas turėjo 17 kišenių. Striukė turėjo 10 kišenių. 2 kišenės prie krūtinės, 2 kišenės įstrižai prie pilvo, 2 kišenės iš šonų, 3 kišenės iš vidaus ir 1 slaptą kišenę ant nugaros. Kelnėse buvo 2 kišenės priešakyje, 2 kišenės užpakalyje, 2 kišenės iš šonų ir viena kišenė apačioje ant kelių. Paprastai gyvenime tokius 17 kišenius kostiumus su kišenė ant kelio dėvi tik kino operatoriai. Surbutis pasipuošė languotų kostiumų. Jis visada dėvėdavo languotus kostiumus. Iš tolo jį pamatę trumpuliai sakydavo: Žiūrėkite, žiūrėkite, eina šachmatų lenta. Turbutukas apsirengė slidininko kostiumu, kurį laikė esant labai patogių kelioniai. Galbutukas apsivilko ruožuotą megztinį, apsimovė ruožuotas kelnes, o kaklą apsisuko ruožuotų šaliku. Su tuo kostiumu jis buvo visai ruožuotas ir iš tolo atrodė, tarsi tai ne galbutukas, o paprastas ruožuotas čiužinys. Apskritai visi apsirengė kuo kas tik galėjo. Tik Palikutis, kuris buvo įpratęs išmėtyti savo daiktus kur pakliuvo, niekaip negalėjo surasti striukės. Kepurę jis taip pat buvo kažkur nukišęs ir, nors išgrėsdė visus kampus, niekur negalėjo surasti. Galų gale jis surado po lova savo ausinę kepurę. Dailininkas Tepulis nutarė piešti viską, ką pamatys kelionėje. Jis pasiėmė dažus bei teptuką ir iš anksto juos susidėjo baliono pintinėje. Kanklius nutarė pasimti fleitą. Daktaras Piliulis pasiėmė kelioninę vaistinėlę ir taip pat padėjo ją pintinėje po suolu. Tai buvo gerai numatyta, nes kelionėje kuris nors gali apsirgti. Dar nebuvo 6 valandų ryto, o aplinkui jau buvo susirinkęs beveik visas miestas. Daug trumpulių, kurie norėjo pamatyti skridimą, buvo susėdę ant tvorų ir namų stogų. Skubriukas pirmas iššoko į pintinę ir išsirinko savo patogią vietą. Paskui jį įlipo Nežiniukas. Žiūrėkite, sušuko susirinkę žiūrovai, jau pradeda lipti. Ko jūs įlindote į pintinę? Tarė Žinius, išlipkite dar anksti. Kodėl anksti? Jau galima lėkti, atsakė Nežiniukas. Daug tu supranti, balioną pirmą reikia pripildyti šilto oro. O kam šiltas oras? Paklausė Skubriukas. Todėl, kad šiltas oras lengvesnis už šaltą ir visada kyla į viršų. Kai pripildysime balioną šilto oro, tai šiltas oras kils į viršų ir temps balioną, paaiškino Žinius. Oi, tai dar reikia šilto oro, nutęsė Nežiniukas, ir jie abudu su Skubriuku išlipo iš pintinės. Žiūrėkite, kažkas sušuko ant gretimo namo stogo. Atgal lipo, nutarė nelėkti. Žinoma, atsakė nuo kito stogo, argi galima lėkti su tokiu balionu, tiesiog akis dūmė žiūrovams. Tuo metu Žinius liepė trumpuliams pripilti kelis maišus smėlio ir padėti juos pintinėje. Tai jau pats Skubriukas, Tilenis, Turbutukas ir kiti mažiuliai ėmė pilti į maišus smėlį ir krauti juos į pintinę. Ką jie ten daro? Paklausė vienas kito stebėdamasi žiūrovai. Kam jie krauna į pintinę maišus su smėliu? Ei, kam jums maišai su smėliu? Suriko Tapukas, kuris sėdėjo raitas ant tvoros.
Ogi pakilsime ir mėtysime jums ant galvų, atsakė nežiniukas. Be abejo, nežiniukas ir pats nežinojo, kam tie maišai. Jis taip savo prasimanė. Jūs pirmo pakilkite, suriko Tapukas. Šalia Tapuko ant tvoros sėdėjęs Mikšaitis pasakė. Turbūt jie bijo skristi ir nori, kad jų vietoje maišai skristų. Žinoma bijo, o ko jiems bijoti, vis tiek balionas niekada nelėks. O gal dar ir lėks, pasakė viena mažiulė, kurių daug taip pat žiūrėjo pro tvoros plyšius. Kol aplinkiniai ginčijosi, Žinius liepė viduryje kiemo sukurti laužą ir visi pamatė, kaip sraigtelis ir varžtelis išnešė iš savo dirbtuvės varinį katilą ir pakabino jį viršum laužo. Ta katilas, sraigtelis ir varžtelis jau senai buvo padarę kaitinti orui. Katilas buvo su aklinai uždengiamu dangčiu, kuris turėjo skylutę. Iš šono buvo pritaisytas siurblys pumpuoti į katilą orą. Tas oras kaito katile ir jau karštas ėjo pro dangčio skylutę viršuje. Žinoma, niekas iš žiūrovų negalėjo suprasti, kam reikia to katilo, bet kiekvienas savaip spėliojo. Turbūt nutarė išsivirti sriubos pusryčiams prieš kelionę, tarė mažiulė, vardu Ramunė. O ką tu manai, atsakė Mikšaitis, ir tu žinoma užkastum, jei vyktum į tokią tolimą kelionę. Žinoma, sutiko Ramunė, galbūt paskutinį kartą. Ką, paskutinį kartą? Na, pavalgys paskutinį kartą, o paskui išlėks, balionas sprogs ir jie užsimuš. Nebijok, nesprogs, tarė jai Tapukas. Kad sprogtų, reikia, kad lėktų, o jis, matai, riokso čia visą savaitę ir niekur nelėkia. O dabar tai jau lėks, atsakė Knapulė, kuri draugė su Musele taip pat atėjo pažiūrėti skridimo. Greitai visi žiūrovai pradėjo karštai ginčytis. Jei kuris sakydavo, kad balionas lėks, tai kitas čia pat sakydavo, kad nelėks. O jei kuris sakydavo, kad nelėks, tai jam čia pat buvo atsakoma, kad lėks. Kilo toks triukšmas, kad jau nieko nebuvo girdėti. Ant vieno stogo du mažiuliai susipešė. Taip karštai susiginčijo. Vos ne vos jos perskiria su vandeniu. Tuo metu oras katile jau pakankamai įkaito ir Žinius nutarė, kad atėjo laikas pripildyti balioną karšto oro. Pirma reikėjo iš jo išleisti šaltą orą. Žinius priėjo prie baliono ir atrišo virvelę, kuris stipriai buvo užveržusi guminę žarnelę apačioje. Šaltas oras garsiai šnypšdamas ėmė veržtis iš baliono. Trumpuliai, kurie ginčijosi, lėks ar nelėks balionas, atsigrįžo ir pamatė, kad balionas sparčiai mažėja. Jis subliūško, susiraukšlėjo kaip džiovinta kriaušė ir dingo pintinės dugne. Toje vietoje, kur anksčiau buvo gražus didelis balionas, dabar stovėjo tik tai pintinė, uždengta iš viršaus tinklu. Šnipštimas nutilo ir tojau žiūrovai prapliupo juoktis. Juokėsi visi, ir tie, kurie sakė, kad balionas lėks, ir tie, kurie sakė, kad nelėks. O nežiniuko draugas Plepulis taip juokėsi, kad net nukrito nuo stogo ir guzas iššoko pakaušyje. Teko daktarui Piliuliui čia pat jį gydyti ir ištepti galvą jodu. Tai tau nulėkė, šaukė aplinkui. Tai tau Žinius balionas, visą savaitę su juo terliojasi, o jis ėmė ir sprogo, o atjuoko, niekada dar neteko taip skaniai juoktis. Bet Žinius nekreipė dėmesio į tas pašaipas. Jis sujungė katilą su balionu ilga žarnele ir liepė pumpuoti siurbliu, kuris buvo pritaisytas prie katilo. Į katilą ėmė veržtis naujas oras, o įkaitintas oro žarnelė ėjo tiesiai į balioną. Balionas po tinklu pamažu ėmė vis didėti ir pradėjo kilti iš pintinės. Žiūrėkite, apsidžiaugė žiūrovai, vėl pučia. Tai juokdariai, o jis vėl sprogs. Niekas netikėjo, kad balionas galėtų lėkti, o jis tuo laiku pasidarė dar didesnis, pakilo iš pintinės ir joje gulėjo kaip didelis arbūzas lėkštėje. Čia staiga visi pamatė, kad balionas pats pasikėlė į viršų ir ištempė tinklą, kuris buvo pririštas prie dėžės. Visi tik aiktelėjo iš nustebimo. Kiekvienas matė, kad dabar niekas netempė balionų į viršų su virve. Valio, sušuko Ramunė ir nedelnais ėmė ploti. Nerėk, sušuktelėjo jai Tapukas. Juk lekia jau, dar nenulekė, matai, jis prie pintinės pririštas. Argi jis gali pakelti pintinę ir dar su trumpuliais? Čia Tapukas pamatė, kad balionas pasidaręs didesnis, pakilo dar aukščiau ir pakėlė pintinę nuo žemės. Jis nesusilaikė ir suklyko iš visų jėgų. Laikykite, laikykite, juk nulėks, ką jūs darote. Bet balionas nelėkė, nes dėžė buvo stipriai pririšta prie lazdyno. Ji tik truputį pakilo nuo žemės. Valio, sugriaudė iš visų pusių,
Valio, vyras Žinius, tai bent Žiniaus balionas. Ko jie pripūtė jį? Turbūt dujų. Dabar jau visi tikėjo, kad balionas lėks.